Klausimas skamba taip. Kaip konkrečiai siūlote sumažinti eilės gydymo įstaigose? Pradėsim nuo jūsų, ponia Vaitkau. Prašau. Klausimas iš tikrųjų labai paprastas ir lengvas. Jį padaryti nėra sudėtinga. Jūs nueikite į polikliniką ir pasižiūrėkit, po kurios valandos būna tuščia. Su ligonių kasom yra sudaromos sutartis ir tose sutartyse numatyta, kiek poliklinikoje bus priimta, kiek operacijų padaryta, kiek ligonių gulės. Ir jeigu jūs poliklinikoje priimsite daugiau ligonių negu užplanuota, jums neapmokės. Jums neapmokės ligonių kasos už šitas procedūras. Ir tokiu atveju tai yra sąmoningas politinis sprendimas, kurio tikslas yra, kad sveikatos apsaugos sistema yra bloga, ją reikia privatizuoti, nes tada bus gėris. Ir taip yra daroma jau seniai. Buvo situacija, kai rajoninės ligoninės reikėjo naikinti. Tai rajoniniam ligoninėm finansavimo neskyrė. Ir natūralu, tada jas naikinti reikia. Ačiū už atsakymą. Mes atkakliai nenorime suvokti, kad sveikatos apsaugos ministerijoje, ir ne tik joje, manau, bet joje žinau tiksliai, finansiniai srautai yra skiriami tam, kad patenkinti tam tikrų suinteresuotų grupių ir biznio užsakymus. Tam skiriami. Nauda ligoniai būna kaip šalutinis efektas šituos užsakymus patenkinus. Paminėjo Dulkį. Ne Dulkys šičia kaltas. Verygos laikais lygiai tas pats buvo. Aš kėliau klausimą, kaip ministras negali sutvarkyti ligoninių vadukų norų ir finansinius srautus paskirsto žalos požiūrių visai Lietuvos valstybei. Vadukai turi savo interesus. Aš kalbu apie Kauno klinikų, Santariškių vadukus, kurių interesams dirba irgi ir sveikatos apsaugos ministerija. Pradžioje atsakysiu į nusikalbėjimą. Privati medicina yra kokybiška ir puikiai. Klausimas, kas sumokės papildomai. Ir tas sumokėjimas turi būti iš žmogaus. Taigi aš 40 metų dirbu šitoj srity ir žinau geriau negu jūs. Ir tikslus. Jūs visi valdžioj esat 30 metų ir 30 metų sveikatos draudimo mokestį kiekvienam pensininkui apmoka valstybė. Ir kiekvienam pensininkui sumoka 2 kartus mažiau, seniau buvo daugiau kaip 2 kartus mažiau, negu dirbantysis žmogus. Jūs išnaudojate dirbančiuosius, atimdami iš jų finansus per sveikatos apsaugos draudimą. Ir sakot, reikia finansų, mes nieko negalim padaryti, reikia papildomai. Jūs to nedarėt 30 metų.